Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Pastarosiomis savaitėmis per šios susitikimus, per šias meditacijas apsvarstėme įvairius dalykus susijusius su mąstymo malda. Iš pradžių tai buvo tas troškimas būti Dievo akivaizdoje, kadangi toks yra maldos pagrindas ir maldos tikslas. Būti Dievo akivaizdoje, susitikti su Dievu, asmeniškai bendrauti su Jėzumi per maldą, čia koplyčioje, bet ne tik, taip pat stengtis plėsti tą Dievo akivaizdą taip pat į visą savo gyvenimą. Praėjusią savaitę kalbėjom apie Marijos užtarimą, kadangi tokia yra maldos gyvenimo pradžia. Būtent Marija mus atveda pas Jėzų ir iš tiesų daugelis turbūt savo tą maldos gyvenimą vienaip ar kitaip pradėjome pamaldumu Marijai, kalbėdami tas trumpas žodinės maldas arba galbūt kalbėdami rožinį. O šiandieną mąstysime kryžių. Tam turime puikią progą, kadangi būtent šiandien bažnyčioje minime kryžiaus išaukštinimo šventę. Tas maldos gyvenimas kažkuria prasme yra kaip universitetas, kaip tam tikra mokykla. Yra įvairūs aspektai ir tame maldos gyvenime galime labai daug augti. Yra tam tikra prasme universitetas. Ir tame universitete kryžius yra tarsi egzaminas. Yra tam tikrų panašumų. Panašiai kaip kai einame į paskaitas, žinome, kad anksčiau ar vėliau ateis egzaminas ir bus išbandymų ir sunkumų. Taip pat ir maldos gyvenime žinome, kad taip nutiks. Ir vis dėlto, bet man tai buvo ir kiek teko susidurti su kitais žmonėmis, tas egzaminas ateina kažkodėl visada truputėlį netikėtai ir nelauktai. Visada atrodo, kad pritrūksta truputėlį laiko, galėtum pasiruošti truputėlį daugiau ir tas išbandymas būna tikras, reikšmingas. Su kryžiumi tai būna turbūt beveik visuomet. Esame turbūt įspėti. Tas, kas bendrauja su Jėzumi, anksčiau ar vėliau susidurs ir su tais sunkumais. Su kryžiumi. Ir vis dėlto jis geba nustebinti, būti nelauktas. Turbūt būtent dėl to ir vadiname tai kryžiumi ar sunkumais. Ir tas kryžius tikrai yra kaip egzaminas, kadangi tai yra pasitikėjimo Dievu išbandymas. Galime galbūt sakyti, kad tai, kas sukaupame, tas pasitikėjimo rezervas, kuris sukaupame bendraudami su Dievu diena iš dienos, yra patikrinimas tada, kai ateina ta sunkumų valanda. Kai ateina sunkumai, kiek galvojame apie Dievą ar kiek kreipiamės jo pagalbos, kažkuria prasme tas kryžius ir yra to patikrinimas. Maldos gyvenimo patikrinimas. Iš kitos pusės tie patys sunkumai nėra vien tik išbandymas ar patikrinimas to, ką turi, bet taip pat tai yra proga augti. Tikėjime ar maldos gyvenime ar pasitikėjime. Tai yra būtent kvietimas ateiti prie tabernakulio, eiti į koplyčią ir prašyti Dievo pagalbos. Pasitikėti, pasikliauti ne vien savo jėgomis, bet ypač ir pirmiausia Dievu. Apskritai turbūt nėra lengva kalbėti apie kančią. Yra vienas autorius, labai garsus, parašęs daugelį knygų, Liujisas. Ir jis parašė porą knygų apie kančią. Po kurio laiko, po to, kai jau buvo parašęs pirmą knygą, jis pats pasakojo, kad numirė jo žmona. Ir tada, kai jis susidūrė su tikru išbandymu, ar tikru kryžiumi pats, bent pats taip sakė, ar pats taip rašė, tą pirmąją knygą galėjo mesti į šiukšlių dėžę. Sakė, man pačiam labai mažai kuo padėjo. Ir kiek vėliau rašė, kad labai skeptiškai žiūri į žmonės, kurie dalina patarimus kitiems, susidūrusiems su vienokiais ar kitokiais sunkumais, kai jie patys su jais nėra susidūrę būtent taip gyvai, patys nėra kažko panašaus išgyvenę.
Ir turbūt visi labai panašiai galvojame, labai skeptiškai žiūrime į žmonės, kurie pernelyg lengva ranka pas patarimus dalina, ypač sunkesnėse situacijose. Turbūt kyla tas prieštaravimas dėl kompetencijos, ar pats tai patyrė, ar išgyvenai, kas yra, aišku, teisinga reakcija. Tokioje padėtyje turime keletą galimybių. Pati paprasčiausia yra žvelgti į tave, Viešpatie, į tavo kryžių. Jei tai paklaustume, ar pats tai patyrė, ar gali suprasti, apie ką kalbu, jei žvelgiame į Viešpatės kryžių, į Viešpatės kančią, jis patyrė viską, ką patyrėme mes, ir dar daugiau. Sunku net ir bandyti išvardinti visas tas neteisybės, kurias Jėzus patyrė, ar tos skausmus, kurias jam teko išgyventi per jo kančią. Tad žvelgti į Jėzaus kryžių, kurį matome koplyčiose, kurį galbūt turime net ir savo kišenėse. Žvelgti į Viešpatės kančią Evangelijoje, tai yra didis dalykas. Prašyti tavo pagalbos ir užtarimo Viešpatie maldoje, tai taip pat daugam padės. Taip pat galime pažvelgti ir į kitų žmonių liudijimus, būtent tuos, kuriam teko tą patirti ir kurie gebėjo, taip sakant, išlaikyti šį egzaminą ir išlaikyti savo tikėjimą tose išbandymuose. Visai nesenai teko peržiūrėti vieną vaizdo įrašą, vieną liudijimą. Vienas meksikietis buvo pagrobtas 90 metais, praleido nelaisvėje 9 mėnesius, jo pagrobėjai prašė iš artimųjų tiesiog išpirkos. Tai buvo gana įprastas dalykas tose kraštuose. Tas liudijimas, jis paskelbė liudijimą, vedė eilę konferencijų, pats liudijimas trunka apie valandą, nėra sunku jį susirasti. Tad jis pasakojo apie savo pagrobimą. Sakė, buvo pagrobtas vieną dieną po šventųjų mišių, kai išėjo iš bažnyčios. Paprastai dalyvaudavo šventosios mišiose toje pačioje bažnyčioje, labai apibrėžtų metu. Būtent dėl to, kaip sakė, jis ir pats tapo taikiniu. Iš to, ką pasakoja apie savo pagrobimo aplinkybės, galima numanyti, kad jam kilo galvoje mintis, kodėl Viešpatie man ir turbūt kodėl ypač dabar. Tuo metu jis priklausė pusdai, buvo supernumerarius, vedęs žmogus, kasdien stengiasi dalyvauti šventosios mišiose, buvo pamaldus net mergelei Marijai. Sakė, tą dieną, kai dalyvavo tose šventosios mišiose, po kurių buvo pagrobtas, tiesiog užėjo į tą bažnyčią tam, kad padarytų mergelės Marijos nuotrauką. Labai pamaldu, labai gražu. Buvo architektas, gera ekonominė padėtis, bet iš to, ką pasakoja, iš to, ką galima įsivaizduoti, nieko tokio labai ypatingo, nieko labai išskirtinio. Ir vis dėlto tai teko būtent jam, būtent tomis aplinkybėmis, kai jau tam tikrą dievo artumą. Viskas atrodo klojosi gerai. Santykių su Dievu lygtai irgi buvo geras. Praleido nelaisvėje 9 mėnesius. O ypač sunkios buvo pirmosios savaitės. Kaip galima įsivaizduoti, buvo uždarytas patalpoje be langų, niekada nematė tos natūralios šviesos. Nežinojo, kada yra rytas, kada yra naktis. Gyvena tokioje pusiau snūduriavimo būsenoje. Išrengtas be viršutinių drabužių, higienos galimybės taip pat, kaip galima numanyti, buvo labai ribotos. Maža to, aplinkoje grojo tam tikrą, sakė, muzikos plokštelę. Tokia, pusiau šokio muzika. Gana įprasta muzika, kuri turbūt tampa labai įkyri. Jei kažkada esate tais laikais, kai gavome pirmosius telefonus, buvo gana badinga kaip žadintuvo nusistatyti tam tikrą muzikos melodiją, kuri patiko. Tai, man atrodo, paprastai po savaitės ta melodija tapdavo nekenčiamiausių dalykų, nekenčiamiausių muzikos kūrinių.
Ir tas papartys labai greitai, man regis, dingo. Turbūt labai panašiai buvo ir jam. Tos pirmosios savaitės buvo labai sunkus išbandymas. Po kurio laiko, kiek sakė, jis turbūt ir jo pagrabėjai pastebėjo, kad jis jautėsi jau labai prastai. Sakė, jų prekė praranda prekinę išvaizdą. Turėjo tam tikrą žaizdą, puliavo, pats visą dieną miegojo, pats jautė, kad apsileido higienos klausimais, tarsi beveik nesimeldė. Viskas, ką galima įsivaizduoti. Iš tikrųjų, tos aplinkybės yra nelengvos, jei save patį bandai pastatyti panašiose aplinkybėse. Neįmanoma, aišku, to pajusti visiškai. Sunku pasakyti, kaip reaguotum. Ir tie pagrabėjai, visą tai matydami, norėdami kažkaip jį paguosti ar kilstelti jo nuotaiką, kad neprarastų prekinės išvaizdos, jie pasiūlė kažką, paklausė, ko norėtum. Šiandien šventė, ko norėtum, kad atneštume. Ir jis pats sakė, jam labai patiko viskis. Ir iš visų paprastų dalykų, kurių galėjo paprašyti, paprašė būtent viskio buteliuko. Net ne buteliuko, stiklinės. Pagrabėjas paklausė, ir kaip norėtum, kad tą viskį atneštume. Čia ne viską reklama, bet jis labai detaliai apibūdino tą stiklinę, apibūdino, kokiu būdu tai paruošti, net pasakė konkretų prekės ženklą, kuris jam patiko, ir po kelių valandų jam tai buvo pristatyta. Nebuvo tai kažkoks ypatingas dalykas. Ir tada jis rado tą viską stiklinę ir pradėjo, kaip jis pats sakė, viskio ritualas. Paėmė viskio tą stiklinę, vienaip kitaip suvilgė lūpas, be kita ko lūpa buvo sumušta ir tai veikė taip pat kaip vaistas, bandė užuosti kvapą, pradėjo žaisti su litukais, aukštyn, žemyn, galima įsivaizduoti. Ir, kaip jis pats sako, vienu metu išgirdo savo sąžinėje, sakė sąžinėje, tam tikrą balsą. Sakė, paaukok man šitą viską stiklinę. Atpažino viešpaties kvietimą, paaukoti šią viską stiklinę. Ir jis tuo metu negalėjo patikėti. Sako, viešpatė, bet čia pirmas dalykas per šitas porą savaičių, sunkiausia mano gyvenime, kuris man suteikė kažkiek tai džiaugsmo. Ar negaliu prašyti kažko tai kito? Aukoju tau, kad esu pagrobtas. Ir tas pats sąžinos balsas jam atsakė, bet tai nuo tavęs nepriklauso. Viešpatė sakė, aukoju tau savo šeimos narių skausmą ir apmaudą ir visą situaciją. Bet tai irgi nuo tavęs nepriklauso. Paaukok man viskį. Kurį laiką vyko tos darybos ir jis leidosi nugalimas. Sakė, gerai, paaukosiu tą viskį. Truputėlį pagalvojo, kokiu būdu tą padaryti, kad neatrodytų, jog pagrobėjai padarė jam šiek tiek tokią paslaugą, jis staiga gavo tą stiklinę ir teškė ją į sieną ar į kampą. Visada tiesiog apsisuko, kad nematytų kamerą ir vienaip ar kitaip išpylė tą viskį, kurį turėjo ant žemės ar vieną skylę, kuri buvo tuo metu grindyse. Ir pats sakė, nuėjo miegoti. Sekantį rytą pasijuto visai kitaip. Suprato, kad yra laisvas. Bent tai pasakojo jis pats. Turėjo tokias sunkias aplinkybės, turėjo tam tikrą malonumą ir gebėjo jo atsisakyti. Iš meilės Dievui. Kaip jis pats pasakojo, tas įvykis buvo visiškai pažymėjo, paženklino tą jo buvimą nelaisvėje į dvi dalis. Tas laikas iki to toks labai sunkus, nuolatinis kritimas ir laikas po to, kuris taipogi buvo, kaip galima numanyti, labai sunkus. Bet atsistojus ant kojų, supratus, kad yra laisvas, supratus, kad gali šiaip į tą padaryti. Priėmė tą situaciją pagal tą pačią muzikos plokštelę, kuri ištisai grojo, nes susidėliojo tam tikrą
tvarkaraštį, pradėjo skaičiuoti tam tikras dienas, susidėliojo savo maldos planą. Kalbėjo šventąjį rožinį keletą kartų per dieną, turėjo Bibliją, galėjo atlikti maldą, net apmąstė, net išgyveno tas šventąsias mišias, apmąstydamas, kaip galbūt atrodo šventosios mišios, kurios bet kuriuo atveju vyksta kažkuriame pasaulio kampe. Sakė, dabar savo intenciją jungiasi prie tų šventųjų mišių, kurios vyksta kur nors. Savotiškas metodas, kurį galbūt teko išgyventi per COVID. Tik tiek, kad be Zoom, be jokių platformų, savo vaizduotėje. Nepradėjo apaštalauti. Kai atėjo Kalėdos, gebėjo pakviesti savo tos pagrobėjus, sukalbėti trumpą maldą, pasveikinti, taip pat ir pelnyti jų pagarbą. Galite klausyti taip pat viso to liudijimo, kaip sakiau, galima jį surasti internete, trunka apie valandą, labai įdomu. Galiausiai atskleisiu pabaigai, jis pabėga, bet labai įdomu išgirsti, kaip tai įvyksta. Kita vertus labai įkvepiantis dalykas, pamatyti, kaip žmogus gali išgyventi, tai taip pat ir tas sunkias aplinkybės labai sukrečiančias. Žmogus, kuris buvo arti Dievo, bet taip pat to paties išbandymo metu ne tik nepalūžo, bet gebėjo dar labiau priartėti prie jo. Gebėjo priartėti prie Dievo ne tik kažkokiamis paslaugomis, kurias Dievas vienaip ar kitaip daro, palengvindamas gyvenimą, bet kažkuria prasme per tuos pačius išbandymus, kurias Dievas siunčia. Kai klausai tą liudijimą, galvoji apie tas aplinkybės, pasakojimas labai nuoširdus, tikrai prisimeni tai, ką skaitome šventajame rašte, tą dalyką, kad Dievas nebando virš mūsų galimybių ir tą, ką siunčia, vienaip ar kitaip galime įgyvendinti, galime tai patirti. Prašome ir tavęs, Viešpatie, kad tavimi pasitikėtume, kad geriau, kad neateitumų tokių išbandymų, nebūtume pagrobti, bet taip pat ir per mažus dalykus artėtume prie tavęs. Yra dar vienas dalykas. Evangelija ir paties Viešpatės pavyzdys yra kažkas, kas padeda sunkumuose ir taip pat žmonių liudijimai. Šventųjų liudijimas, žmonių, kurie buvo labai jautrus Dievo maloniai, taip pat jautrus savo sieloms, liudijimas taip pat pamoko, labai įkvepia. Turbūt būtent dėl to, kad jie ne tik apie kažką pamastė, ne tik kažką perskaitė, bet patys gali apie tai kalbėti per liudiją. Šventasis Josemarija taip rašė apie šventąjį kryžių. Jis skiria tai, kas yra kryžius ir tai, kas yra būtent Kristaus kryžius, kadangi skausmas pats savaime neatperka, neapvalo, bet atperka ir apvalo buvimas kartu su Jėzumi. Priimti būtent tą kryžių, kuris yra Kristaus kryžius. Jis sakė, mokė, šiais laikais esame labai pratę visus nemalonumus, visus sunkumus vadinti tam tikrų kryžiais. Kita vertus, tenka savęs paklausti, ar tai, kai išgyvenu, tai, kas man yra sunku, ar tai yra Kristaus kryžius. Ar tai tikrai ateina iš Dievo rankos, ar tikrai būtent man lemta tą patirti. Tada, kai pradedi profesinį gyvenimą, kartais gana lengvai supranti, ką šventasis galėjo turėti omenyje. Ypač profesijos pradžioje, arba kad ir ne tik pradžioje, galima eiti į darbą, galima tiek užsidegti tą profesiją, kad užmiršti visus kitus dalykus. Apsikrauni tais dalykais, kurie galbūt nėra iki galo būtini, ir kita vertus apleidi tuos, kurie yra tikrai svarbus. Tai, kas yra šeima, tai, kas yra maldos gyvenimas, tai, kas yra draugai. Kažkuria prasme užsikrauni kryžių dėl tuštybės, dėl puikybės, dėl tam tikro nesusimąstymo, refleksiškumo. Ir kita vertus,
Ir dėl to, kai mąstome apie kryžius, apie tos sunkumus, kurias tikrai patiriame, kartais verta savęs paklausti, ar tai, ką turiu, tai, ką nešu, tai, ką galbūt pats savo įvardinčiau kaip sunkiausią dalyką šiuo metu, kažką, kas užima galvą, mintis, ar tai tikrai Viešpatie yra tavo kryžius. Ir jeigu ne, padėk Viešpatie man dėl to per daug, nesijaudinti per daug, dėl to nerimauti. Dalykas gana svarbus, raginantis susimastyti, taip pat atlikti tą sąžinės sąskaitą. Vėlgi, geriausia Viešpatie tavo akivaizdoje, kalbantis apie tai su tavimi ir prašant tavo šviesos. Man padės mergelė Marija augti tame pasitikėjime Dievu ir taip pat pamatyti savo gyvenimą ir tuos sunkumus, kurias patiriame Viešpaties šviesoje. Kad tikrai tai būtų kryžiaus, kad tikrai viskas, ką nešame, ką apsimame nešti, kad tikrai tai būtų Kristaus kryžius ir kad per tuos sunkumus, kurias patiriame, gebėtume augti pasitikėjime Dievu, gebėtume augti tikėjime ir savo maldos gyvenime. Amen.